Sąmojinga aštrialiežuvė mėgo šokiruoti ir nebijojo būti nesubtili, net atgrasi ciniškais juokeliais. Nekukliai kartodavo turėjusi 3,5 oficialaus vyro ir niekada nenorėjusi vaikų. Ji riebiai keikėsi, daug rūkė, gėrė degtinę, buvo susipykusi su sportu. Ji sulaukė 89 ir iki pat mirties buvo vadinama ikona. Žurnalai ją fotografuodavo viršeliams, pokalbių laidos pešdavosi dėl interviu. Kai jos beveik 90-metės paklausdavo, kur jos jaunatviškumo paslaptis, jie atsakydavo tik vieną: aš visko vis dar noriu. Viena iš didžiausių Lietuvoje legendų. Ji tiek turėjo čia šilumos ir vidinės, ir tas, kas žmogus normalus ir protingas, jis tą ir juto. Ir ėjo prie jos. O prie jos ėjo visi. Kas ją galėtų pavadinti subtilė? Nerastumėt nei vieno žmogaus. Tai jinai ir nevaidino, jinai tokia nebuvo. Jos humoras buvo gana grubus, ciniškas dažnai būdavo. Tas tai man patiko, kad jinai nemėgino iš savęs, būdama moteris tokia, apie kurią dabar kalbam, būtent su tokiu humoro jausmu ir juodo humoro jausmu. Dažnai keikdavosi cigaretės, alkoholis, rusiški keiksmažodžiai, tai čia buvo Dauguvietytė. Tiesiog tokia buvo, tikrai negražino savęs. Kaip tai išėjo, kas kiek gali išgerti, kas geria, kas ne, o jinai taip ir sakys. Tai buvo laikai, kai aš galėjau išgerti. Pareidavau namo 0,5 litro išgerus ir Vasiliutę nepažindavo. Mama, kad aš nors kiek padarius gramą, dabar aš jau tiek negaliu. Mes visi žiūrim ir rūpi, kad atsakymas koks bus, kiek dabar jinai gali. Tai mes sakom, o kiek dabar daug jūs galit? Dabar 450 gramų tik tai. Galina Dauguvietytė. Legenda, istorija ir turbūt fenomenas, net jeigu ir ne visiems priimtinas. Todėl, kad jinai yra asmenybė ir jinai nežaidė gyvenimo, nevaidino gyvenimo, o gyveno gyvenimą. Jeigu jinai norėjo papietauti Palangoj, jinai užsakydavo lėktuvą ir skrisdavo su kompanija. Tais laikais. Kiti, aišku, stebėdavosi, kad jinai gal tėvų turtą čia, kaip sakyt, nakina. Bet jis savo negalvodama leido, ji to norėjo, ji tą darė. Lygiai taip pat jinai ir gyvenime vyrus rinkosi. Aš pasakysiu baisų dalyką, mano nuomonė. Jeigu jai netikdavo, ji paniuchal kaip Žizel ir palikdavo, ieškodavo kito, kuris jai priliptų. Ir paskutinis vyras, jai buvo viskas. Jinai jam buvo ir motina, turbūt, ir auklėta. Žinot, kaip jinai man yra pasakius, kai tu sutinki savo žmogų, nereikia žiūrėti, ar jo kalašos per trumpos, ar nėra batai labai švarus. Gali išvalyti tuos batus, gali kalašos prailginti. Bet svarbu, kad žmogus va čia tau liktų. Kad jis tilptų tavo krūtiniai ir tave priimtų, kokia tu esi. Kai audringą savo gyvenimą Galina senatvėje atskleidė atsiminimų knygose, jos įsyk tapo bestselleriais. Sudarytoja, žurnalistė Inga Liutkevičienė, artimiausia bičiulė, kuriai pašnekovė atvėrė ir komiškas pikanterijas, ir slaptus skaudulius. Galina manęs laukė, man labai patiko, kad Galina buvo pasipuošusi, su aukštakulniais, žodžiu, pasidažius, kitokia jinai iš vis nebūdavo. Visada su savo, kas prisimenat tą šukuoseną tokią nemadingą, bet jai tinkančią, su kuodu tokiu geltonų plaukų. Ir tas kuodas, paskui, kai mes dirbdavom, tai tų kuodų jinai turėjo daug ir tie kuodai kabėdavo ant mažo kambarėlio durų rankenų. Aš juos matydavau, žiūriu, jie kartą atėjau, galvoju, kaip čia dabar Galina su kuodu ir dar kuodas kaba ant rankenos. Susiplanavome darbus, tai irgi nebuvo susiplanavome, o Galina pasakė, tu pas mane ateisi tada ir tada. Nors aš turėjau mažą vaiką ir vieną iš tų kartų, kada jis man sakė, tai buvo savaitgalis, šeštadienis ir aš labai nenorėdavau ateiti, bet aš turėjau ateiti. Iš tikrųjų, tai buvo valdingas žmogus, valdinga moteris ir jeigu norėjai kažką tai su ja kartu daryti, nežinau kaip kitiem kokios jų patirtis, tačiau mano buvo tokia, kad nebuvo galima prieštarauti.
Valdinga, bet pagarbi. Įnoringa, bet jaučianti ribas. Egocentriška, bet atidi. Tikrų tikriausia gerai išauklėta princesė. Galina gimė 1926 Kaune. Elegantiškai mamai, valstybės teatro aktoriai Neliai Vosyliūtei ir bohemiškajam tėvui, teatro režisieriui Borisui Dauguviečiui, dukra Galina buvo, kaip ji pati sakydavo, pasaulio bamba. Tai buvo vienturtė, matyt, tokių bruožų žmonės, kurie yra vienturčiai, jiems visiems būdingi bruožai, taip. Visada jos nuomonė išklausoma, nes kitų nuomonė nėra, niekas niekam neprieštarauja, žodžiu, kaip vaikas nori, taip tėvai daro. Jų šeimoje labiau menininkas ir atsipalaidavęs buvo Borisas Dauguvietis, kurį mes prisimenam su Auskaru Ausy tuo metu. Tai irgi didžiulis iššūkis buvo, nes nei vienas vyras visoje Lietuvoje nebuvo tokio vyro, kuris nešiotų 1930 kažkelintais metais Auskarą Ausyje. Tai va, tai buvo Borisas Dauguvietis. Jis ir šiaip irgi darė daugybę tokių dalykų, kurių niekas būtų nedaręs, turėjo taip pat ypatingą humoro jausmą ir tai juos su Galina labai jungė. Jie vienas kitą gerai suprato. Galinai patiko tie tėtės bairiai, kaip dabar, jeigu taip galima sakyti, tos išdaigos, ta išmonė jo, nes jis ten Dauguviečiuose buvo pagarsėjęs, visiškas toks komikas, ir alūdaris ten, žodžiu, toks laisvo gyvenimo gerbėjas. Jie vienas kitą dengė, nes būdavo tokių dalykų, kai jie ten kažkur Galina pamatydavo ten besišlaistydama po tas kavinės, kaip dabar sakytume, hipsteriškas kavinės, besišlaistydama susitikdavo tėtį 4 ryto su kokia nors labai gražia dama ir paskui neišduodavo mamai, žodžiu. Tai va, tai jie buvo sąjungininkai, o mama buvo tokia dama, aktorė irgi, bet tokia tvarkinga, visai ne jų stiliaus, jokių tenalų, nieko. Laisvalaikį jų su tėvu skirdavosi. Tėvas mėgdavo vasaras leisti Dauguviečiuose, upės kranto, tenai daryti tą alų, su tais latviais gerti, tenai, žodžiu, bačkos ten ridenasi tik tai, Rusys buvo. O mama norėjo tokio kilmingų poniučių poilsio. Jie mėgdavo važiuoti Palangą ir ten prieš karių tai ten damos gražiai rengdavosi, vakare saulės palydėti ten ir kelis kartus garderobą keisti. Tai čia Galinos tėčiui, Borisui Dauguviečiui, tai buvo tiesiog pylis po kaklu. Taip pat ir Galinai, jie ten nuobodžiaudavo, žodžiu, jiems ten būdavo baisiausiai neįdomu. Antrasis pasaulinis karas išskyrė šeimą. Mama su Galina, bėgdamos nuo fronto, pasitraukė į vakarus. Paskutiniuosius karo metus abi praleido košmare, slapstėsi griuvėsiuose, badavo. 19-metė Galina spėjo ir ištekėti. Prancūzą, pirmąjį vyrą, ji pažinojo vos 3 mėnesius. Skubotą santuoką vėliau vadino didžiausia gyvenimo kvailyste. Pragyvenusi 2 metus Galina iš namų Paryžiuje pabėgo. Lietuvoje buvo likęs jos tėvas, Borisas Dauguvietis. Deja, kai žmona su dukra 1947 sugrįžo, džiaugtis vieni kitais nebebuvo lemta. Borisas Dauguvietis po poros metų mirė. Na ir mama su Galina liko tame dideliame bute gyventi dviesėjos. Ir aišku, ten jau Galinos prasidėjo tie bohemiškieji metai. Jinai keitė vyrus, ten jinai gyveno su 3 ar su 4,5 vyro. Ji turėjo tokią meilę, jį vadino avantiūristu, tai buvo vienas operatorius LRT. Jį senoji karta žino. Pavardė niekada nebuvo atskleista, avantiūristas mes taip prašome. Na, žodžiu, tai jinai ten paniro į tą neprotingą meilę, kaip jinai sako, kas tai buvo nebūdinga, žodžiu, visai nieko neapsiskaičiavo, leido pinigus. Skolinosi, lakstė visur, vežiojo, jie ten skraidė lėktuvais, važiavo motociklais, baliavojo ir taip toliau. Ir kol galiausiai Galina prisidarė skolų ten. 4 ar 5 tūkstančiai rublių, tai buvo milžiniškos skolos sovietmečių, kai žmogus gaudavo ten 80 rublių. Na ir ką, ir mamai teko nukabinti nuo sienų likusius Dobužinskio paveikslus ir parduoti, kad galima būtų grąžinti skolas.
Sovietinė santvarka ribojo galimybės, bet argi galėjo apriboti polėkį? Ypač tokių ugningų asmenybių kaip Galina Dauguvietytė. Ateidavo kompanijos iš televizijos, iš kino studijos. Mamai toks gyvenimo būdas nepatiko. Ir jie ten girtuokliaudavo, žodžiu, tai mama 12 valandą jau eidama pro duris. Žodžiu, reikdavo suprasti, kad, ir jinai tos mamos bijodavo. Buvo mada sovietmečių gerti daug degtinės ir ten išgerti, pavyzdžiui, kokiem 10 žmonių 10 butelių vodkos. Tai labai normalu būdavo ir Galina tą darė. Ir tie užimai, kai ten važiuoja iš vienos vietos į kitą, tas irgi būdavo populiaru. Ten, pavyzdžiui, tokios netradicinės vietos, kaip, sakykime, dabar niekas nevažiuos į kokį oro uostą, į kavinę ten linksmintis. O tada buvo ten oro uostas, net geležinkelio stotyje ten baliavodavo ir tai atrodė labai smagu. Ir jinai, pavyzdžiui, rinkdavosi tokias alternatyvės tas kavinės. Jinai nemėgo Neringos, kuri tuo metu buvo ten, pavyzdžiui, daug disidentų lankydavosi, tokia rimtesnė publika. Jinai buvo pakankamai išsilavinus, kad galėtų ten dalyvauti, bet jai tiesiog nepatiko, kad tai buvo jau rėmai, ten reikėdavo ir tam tikros aprangos, ten neįleisdavo taip ar taip atrodant, o Galina tiesiog mėgdavo užti. Ateinam pas mane, aš taip pat serviruoju stalą, pastatau dar į orkaitę kepti ten vištienos ketvirčius ir tada tai viskas gerai. Ir kalbam, bendraujam, čia cigaretės, primos dūmai, tik tai rūkta, nes tik prima rūkė, viskas gerai. Ir staiga jinai pažiūri į laikrodį, kad jau apie 2 valandas. O jos vyras, būtent jis jau eina į pabaigą, jau toj studijai baigs darbą. Ir jinai sako, klausyk, duok man telefoną. O sakau, kam? Aš įsikviesiu toj taksi. Sakau, ir žinot, kiek laiko dabar taksi reiks laukti? Kokias 3-4 valandas. Tuo metu tokia buvo situacija. Nebuvo kitų mobilių, tik... Aš tą sakau, duok. Gerai, paduoda šiai tą telefoną, jis sėdė, reiškia, surenka. Aha, ir ten atsiliepė, jis sako, alio, labą naktį, mergaitė. Aš tik klausau, balsas dreba, ko ne kaip verkianti. Aš jūsų prašau, jūs man pagelbėkit. Jūs mane kaip moteris suprasit. Aš žinau, pas ką mano vyras dabar. Ir man reikia ten nuvažiuoti ir juos užklupti. Ir žinau, ką jie ten daro. Aš jūs labai prašau. Aš galvoju, Dieve, iš mano numerio, iš mano telefono. Bet čiagi Dauguvietytė. Nieksgi nežino nuo pusėj, kad čia Dauguvietytė telefonas. Padeda jinai ragelį, aš sėdžiu, jau mane šaltis apėmė, galvoju, kaip čia viskas baigsis. Ir ką jūs manot, po 5 minučių skambutis, paduotas prie durų taksi. Tai čia yra galia. Jinai improvizuodavo staigiai. Romena Ražinskaitė su kolege susipažino, ko gero, gražiausiais Galinos metais. Tuo metu žinoma televizijos režisierė kūrė pirmąjį Lietuvoje televizijos serialą Petraičių šeimoje. Tiesiogiai rodomos vaidybinės scenos sulaukdavo stulbinamo susidomėjimo. Serialo aktorius pažinojo visa šalis. Labas. Labas. Susipažinkit, prašau. Albertas gyvas. Atleiskite, jūs turbūt būsite tėvelis šito jaunikio. Ir tėvelis, ir jaunikis. Vaidmeniui populiariame seriale režisierė Galina nusižiūrėjo ir jaunutę, ką tik po studijų į televiziją atsiųsta dirbti Romeną. Jinai pamatė kažką mane ir pakvietė. Ir mane įvedė visiškai kaip į naują šeimą, kuri seniai vaidino, kaip aš jų dukra. Ji nebuvo griežta, nebuvo pikta, bet buvo tiksli. Matė vaidmenį, kaip jį pakreipti, kaip tam žmogui, kuris atlieka vaidmenį, išaiškinti. Čia aukščiausio lygio be kitoko profesionalumas. Kada žmogus junta kitą žmogų, su kuriuo jis galės minkyti molį. Pati Galina irgi buvo baigusi aktorinį, tačiau liko užkulisiuose. Ar į sceną ji nenorėjo? Kažin. Aktoriai vargiai gali nenorėti vaidmenų ir dėmesio.
veido išraiškos jai Dievas nepadovanojo ypatingos. Todėl jinai ypatinga aktorė ar ten klasikinių ar ypatingų vaidmenų negalėjo būti atlikėja, ji pati tą suvokė. O aišku, kad ją traukė šitas menas, bet ji protingai pasirinko. Pasirinko būtent režisierę, būti šitaip save išreikšti. Jinai matyt manyje matė, aš bent taip galvoju, kaip savęs kažkokį pratesimą. Vaikų jinai neturėjo, bet manyje jinai matė vot kažką panašaus su savimi. Jin man ir sakydavo, tu supranti, mes su tavim labai panašios charakteriais, elgesiu, santykiu su žmonėmis, su vyrais, sako ypatingai. Ir todėl aš iš jos irgi siurbiau viską, ką galėjau. Man viskas buvo kaip kažkoks pavyzdys. Po mano tėvų, kurie, Dieve duok jiems ramybės, kurie buvo neeilinė, šiems gyviems paminklas stačiau. Ir tam turiu pilną teisę. Tai va po to man buvo mano gyvenime. Kitas žmogus ir vienintelis tai buvo Dauguvietytė. Ir sako, nežiūrint mūsų amžiaus skirtumų, mums neegzistavo mūsų metų tarpas. Sau ir kitiems Galina buvo vienintelė tokia, nepakartojama, nepakeičiama. Visgi ji buvo ne vienintelė Dauguvietytė. Ir reikia pasakyti, tas jai nelabai patiko. Iš viso Dauguvietytės yra dokumentuotos 7. Žodžiu, o va taip atrodė, kad viena tik tai yra Dauguvietytė, Galina Dauguvietytė, taip. Tai va, ir tuo labiau, kad jinai iš tikrųjų pati ir neafišavo. Jinai labai ten per sukastas, žodžiu, lūpas kažką pasakydavo, kad jinai turi seserų, kur tos seserys ir kaip ir ką. Borisas Dauguvietis, jos tėtis, buvo vedęs rusų aktorė Olga Kuzmina. Jiedu susilaukė 5 dukterų. Paaiškėjo, kad buvo ir nesantuokinė dukra, tačiau ji turėjo Dauguvietytės pavardę. Na ir paskui kažkaip tai užsimezgė dar dauguviečiai gyvenant šeimoje su Olga Kuzmina, kuri nemokėjo lietuviškai ir dėl to jai paskui buvo labai sunku čia Lietuvoje. Užsimezgė tas romanas su Galinos mama, Nelė Vosyliūtė. Na ir paskui jau ten įvyko tos skyrybos. Na ir tada jau gimė Galina. Kitos seserys gyveno Kanadoje, Australijoje, Amerikoje. Marija Dauguvietytė Budreckienė gyveno Vilniuje. Jos kartais, kaip supratau, pabendraudavo, tačiau irgi per tokį tam tikrą atstumą. Ir vat, kai buvo laidotuvės, tai Marija Budreckienė mirė, Galina pakvietė į laidotuvės, tai Galina pasakė, aš tai nejau, nes nenorėjau jaudintis. Va, tai žodžiu, Galina nenorėdavo jaudintis, jinai vengdavo sunkių situacijų. Galinai užteko savų kompanijų ir matyt savos vienatvės. Ji audringai lėbavo, bet ir mokėjo susikurti privatumą. Dirbo itin atsakingai. Režisavo televizijos laidas, koncertus, renginius, garsino animacinius filmus. Jos balsas liko beveik 50 populiariausių sovietmečio filmukų. Vaikeli mano pasakyk, katroj ausį man zvimbia. Kada jinai išėjo iš televizijos ir kada jau paskui jos vyras mirė, jos gyvenimas irgi pasikeitė. Nu, supraskite, jis eina ne aukštyn, o žemyn. Visi senatvėje liekame vieniši. Ar mes turim 100 vaikų, ar 10, ar 2, ar 1, lieki vienišas, jeigu tu esi protingas. Jeigu tu esi protingas, įsidėmėkit, ką aš sakau. Man baisiai pikta, kai žmonės sako, nu vat, aš pagimdžiau, aš išauginau, dabar man turi atsilyginti, dabar mane turi globoti, žiūrėti. Dabar niekas niekam gyvenime neskolingas, įsidėmėkit kartą ir visiems laikams. Nieks neprivalo. Vaikai ateina iš meilės, jeigu jie ateina. Jie nesiprašė ateiti į pasaulį. Jinai nenorėjo vaikų. Jinai nenorėjo vaikų. Sako, jeigu aš norėčiau, aš turėčiau, bet aš nenoriu. Aš noriu gyventi savo gyvenimą. Pati savo. Tai buvo grinai jos pasirinkimas. Ne todėl, kad čia vaizdavo ar kažką, ne, tai buvo jos pasirinkimas. Tikrai ir pati esu girdėjus, kai jinai nekartą sakė, ačiū Dievui, kad aš neturiu vaikų. Kas tai buvo, nežinau. Tai buvo poza, ar tai buvo tas vėlgi slėpimasis.
ar tai buvo skaudulys vis dėlto. Žiūrėkit, šiuolaikinis gyvenimas jau yra kitoks, žmonės sąmoningai pasirenka neturėti vaikų, nebūti tėvais, taip kad gal buvo to laikmečio balta varna, bet dabar tai būtų įprastas elgesys, pasirinkti neturėti vaikų. Paskui, kai pažinau Galiną dar geriau, tai žinoma, kad aš supratau, jog jį geria ir raminamosius vaistus, ir migdomuosius nakčiai ir taip toliau. Tai ir ta linksmybė, kurią jinai demonstruodavo prieš žiūrovus ar susitikimo metu, aš nesakau, kad jinai nebuvo linksma, žinoma, kad tai buvo linksma ir galbūt jai tuo metu iš tikrųjų būdavo linksma, bet vienišumas, aš sakyčiau, prilygo tam linksmumui. Mačiau, kad žmogus yra pakankamai vienišas, ir dėl objektyvių priežasčių, todėl kad, kaip ji pati teisingai sakydavo, jos jaunystės draugai iškeliavo ir jai buvo beveik 90 metų, kai ji mirė. Tai įsivaizduokite, praktiškai tu nebeturi apie ką kalbėtis, su kuo apie tai kalbėtis, kas buvo praeitį. Galina Dauguvietytė norėjo būti palaidota vaikystės Dauguviečiuose, tėvo gimtinėje Biržų rajone, kur kadaise praleido saldžiausius gyvenimo metus. Į Dauguviečius 2015-aisiais ir sugrįžo. Į ramybę, kuriai lemta patirti matyt tik amžinybėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.